Sveiki visi, sveiki bičiuliai, draugai. Šį kartą mes esame Kuršėnuose. Taigi prasideda mūsų diena, kaip sakant, nuo to, kad briefingas, pasiruošimas, pitai, nusiteikimas geras, išsimiegojom. Apsistojame šį kartą iš anksto atvažiavę čionais į Kuršėnų autodromo trasą. Ką, treniruotės prasideda. Linkiu visiems saugių, gerų, gerą nusiteikimo ir ką, susimatome biškį vėliau. Kaip, Pauliau, užsimiegojai? Šiaip nekaip, bet jau po truputį atsigaunu ir manau viskas bus gerai. Aš irgi tik šiandien ryte supratau, miegodamas kemperį, kad mūsų draugai, kai važiuoja kartu, tikrai nevažiuoja ramiai arbatos atsigerti ir knygos paskaityti iš vakaro. Aš už tą džiaugiausi, kad pasiėmiau kitą nakvynės vietą, bet čia aišku visai pramisinė tokių gerų momentų. Bet varžybom nepadeda. Daug neblevizgusim ir bandysim važiuoti treniruotis ir atmušti tą gerą liniją, parodyti gerus rezultatus ir duoti gerų vaizdų. Jo, einu rengtis irgi, šildo mašinas ir lekiam. Jo, iki. Kažkodėl ant priekinių ratų gumų daug atsirado.
sakė, salių šokinėti pradėjo. Priekis tiek pakyla, sakė, metrą net buvo pakėlęs į orą. Tai manom, čia dabar to priežastis, bandom panaikinti šitą problemą. Tai ką, turime treniruočių pabaigą. Reiktų organizatoriam padėkoti už labai ilgas ir sklandžiai praėjusias treniruotės. Tikrai važiavimų padarėm, pakankamai, sakykime, netgi daugiau negu pakankamai. Tai tiek pasidarėm lydų, tiek porinių, iš paskos čeisų padarėm. Tai keista tas, kad man asmeniškai tai sunkiausiai važiavusi pats galas, nors yra ir sudėtingesnių vietų šitoj trasai, kaip pavyzdys ant kalniuko, ne? Tai va, tai tą kovojau visą dieną su galu, reiškia, kaip padaryti galą, kad nespininti arba neišvažiuoti per plačiai. Vyrukai dirba, šiuo metu bando nukrapštyti kilogramą gumos nuo priekinių padangų, nes važiuojant mašinoje atsirado vibracija net nuo to. Tai galvojau, gal kažkoks gedimas, bet pasirodo, kad tiesiog pririnkome tiek gumos, kad net visa mašina pradėjo šokinėti važiuojant. Tai viskas kaip ir sklandžiai. Ruošiamės kvalifikacijai ir susitiksim ten. Tai ką, esam po kvalifikacijos? Kaip sekės?
Sekės vis geriau ir geriau. Pirmas ranas nebuvo toks geras. Kaip toks geras, per viduriuką atsidūriau kažkur 17 vietoje, jeigu gerai pamenu. Antras važiavimas toks, sakau, reikia geresnį ir kovoju su to užsistatymu. Ir užsistatau ir vėl čiut per anksti, pirmo klipo nepaimu, su stabdžiuku prisimenu ir galvoju, dasitemsiu. Ir po to toks, jau vis tiek nepataikiau klipą, paleidau tą stabdį, numiniau iki dugno ir ant kalnų kosminis greitis ir ten šiaip netaip išgyvenau ir už tai turbūt teisėjai davė labai daug taškų. Ir dabar laikyti briefingą. Tai mes toj pabaigsim kalbėti ir nueisim. Pabaigėme ir einam. Tai va, o tu? Norėjau imti. O aš tai pirmu šiek tiek pasistačiau gerai, mano nuomonė. Komandos narių nuomonė ne, per agresyviai ar tenai numinusuos taškų, bet viršui prisidariau ten nesąmonį, pasitiesinau, įsulindau į vidų, bet gavau 702 balus ar kažkas į tokio, tai antru ranu reikėjo pasistengti. Tai manau, kad gavosi visai neblogai, 82,5 balo liktai ir esu 11 vietoj, nežinau, prieš ką sustinku ir manau, kad kas bus tas, reikia spausti, reikia... Šiandien silpnų nėra, šiandien kiek pažiūrėjom, pradžiai lyg atrodė... Lekia hebra. Pradžiai lyg ne visai, bet po to kaip įsivažiavo, tai lekia visi. Tai žodžiu, aš tai žinau, sustinku su Petroniu, tai 2 LS-ai bus ant kalniuko, tai bus tikrai visai smagi kova. Aš nežinau su kuo, bet tikrai pažadu, kad spausiu gazą normaliai. Gerai, iki. Einam į briefą, vėluojam. top 302 pralašiau Latviukui, jaunam, bet pirmą kartą iš viso važiuoja pro lygui, bet žiauriai kietas. Pats pasidariau iš esmės klaidą pasistatymę, jį čeisindamas, neužsipūtė turbiną, neperspyriau ir padariau didelę labai korekciją. Šiaip jisai buvo gan greitas ir gan gerą lydą paišė, tai jo, žinau, kad ir prieš Kvietkauską jisai laimėjo. Bet čia ne apie tai turbūt, nes kaip matot, turim reikalų. Diena buvo žiauriai stipri.
ir turėjom 2 didelius incidentus. Tai top 32 susitikau su Donatu Makspreišu. Ten kova buvo tokia tiesiog lengvesnė pergalė, nes tiesiog priešininkas padarė klaidą ir to pasiekoje laimėjau. O top 16 susitikau su Telmentu. Tai top 16 susitikau su Telmentu, tai aš važiavau iš paskos jam ir tik užsistatėme ir pirmam posūkį, ilgam posūkį, jisai padaro klaidą, trenkėsi į blokus, kadangi aš buvau pakankamai arti, tai lygiai taip pačiai trenkiausi į jį, prasukau pro jį, praskridau ir trenkiausi dar į atitvarus. Tai mašiną sudaužėm labai smarkiai. Tai linko viskas. Visi 4 ratai realiai žiūrėjo į visas skirtingas pusės. Abiejų gali padaryti? 22?
Tai per ganėtinai trumpą laiką sugebėjom atkelti automobilį ir kadangi laimėjom, tai išvažiavom į top 8. Ir top 8 susitikau su Gediminu Levicku, tai gavau bandymą į prieš tai važiavimą, pasibandžiau, neneiksiu, mašina tikrai nesivaldė taip kaip prieš tai, nelabai klausė priekis, bet, spaudė maksą. Taigi darydamas čeisą padariau ant kalniuko klaidelę, truputėlį prastiesinau, tai galvojau, kad reikia padaryti bent jau lydą maksimaliai gerą, kiek įmanoma. Tai užsistatydamas padarau klaidą, kad užsistatau per vėlai. Gerai, ačiū. Ačiū. Žiauriai papramugavom. Gerą dieną. Sugalvojom padirbėti. Taip. Ten kaip anekdotė apie furistą, tai kai vieną padangą nuleidžia kitą, ten pasiūlymai gaunasi, tai čia tas pats gavom didelį nemalonų siurprizą važiuojant su Telmintu Salvijui ir tai, kaip sakant, visas tiek kairė, tiek dešinė gavo ir dar priekis gavo. Tai žodžiu, apie suvedimą net nekalbam, apie ką galėjom, tą padarėm iš tikrųjų, taip kaip išėjo, taip išėjo. Aš vis džiaugiuosi iš vis, kad jinai spėjo laiku. Taip, mes kaip komanda tikrai spėjom, džiaugiamės tom, padirbėjom darbščiai. Sunki labai diena, oras tikrai džiugino, viskas buvo gerai, bet, sukrenta kartais tos aplinkybės tokios, kur negalim pasigirti jokiais rezultatais. Tai jo, yra kaip yra, atkalsim ir Estijai, manau, kad atsigrėsim. Ačiū, palaikot, mylim jūs, iki pasimatymo sekantį kartą. Like, share, subscribe. Ciao. Ciao, chebryte.